Taigi pradėsiu štai ko. Prieš kelis metus man paskambino renginių planuotoja, nes organizavau renginį, kuriame ruošiausi kalbėti. Ji paskambino ir pasakė, man tikrai sudėtinga sugalvoti, kaip turėčiau jūs pristatyti lankstinuke. Tada pagalvojau, kas čia sunkaus? Ir ji pasakė, žinote, mačiau jūs kalbant ir manau, kad reikėtų jūs vadinti mokslininkę. Bet bijau, kad jei pavadinsiu jūs mokslininkę, niekas neateis, nes pagalvos, kad jūs nuobodė ir be ryšio. Gerai. Ji pasakė, bet man jūsų kalboje patiko tai, kad jūs esate gera pasakorė. Taigi manau, kad taip ir pristatysiu jūs, kaip pasakorė. Žinoma, manoji akademinė nesaugioji aš sureagavo maždaug taip, kaip tu čia ketini mane pavadinti. Jis sako, ketinu jūs pavadinti pasakorė. Tada aš, o kodėl nestebuklinga fėja? Pasakiau, leisk minutėlę pagalvoti apie tai. Bandžiau prisišaukti savo drąsą. Ir tada pagalvojau, juk iš tiesų esu pasakotoja. Aš esu aukšto rango tyrinėtoja. Renku istorijas, štai ką darau. Ir galbūt istorijos yra tik duomenys, turinti sielą. Ir galbūt aš tik pasakotoja. Taigi pasakiau, žinai ką, kodėl tau neparašius, kad aš esu mokslininkė pasakorė? O ji? Taigi nėra tokio dalyko. Taigi, aš esu mokslininkė pasakorė ir ketinu šiandien pasakoti jums. Mes kalbame apie besiplečiantį suvokimą. Noriu jums papasakoti kelias istorijas apie mano tyrimų dalį, kuri iš esmės praplėtė mano suvokimą ir iš tikrųjų pakeitė tai, kaip aš gyvenu, myliu, dirbu ir būnu mama. Štai kur prasideda mano istorija. Kai buvau jauna mokslininkė, doktorantūros studentė, pirmaisiais metais turėjau tyrimų profesorių, kuris pasakė mums, tiesa yra tokia, jeigu ko nors negali išmatuoti, tai neegzistuoja. Pamaniau, kad jis tik gražbiliauja, pasakiau tikrai, o jis atsakė neabejotinai. Turite suprasti, kad turiu socialinio darbo bakalauro laipsnį, magistro laipsnį ir ruošiau savo daktaro disertaciją socialinio darbo srityje. Taigi visą mano akademinę karjerą supo žmonės, kurie kaip ir tikėjo, kad gyvenimas yra purvinas reikalas. Mylėk jį tokį. Tuo tarpu aš iš tokių, kuriems gyvenimas purvinas, tad jį reikia išvalyti, sutvarkyti ir sudėlioti į stalčiukus. Turiu manyti, kad suradau savo kelią, radau karjerą, kuri mane šiuo keliu ves. Iš tikrųjų, apie socialinį darbą teisingai sakoma, kad turi būti linkęs į diskomfortą darbe. O man patinka apversti diskomfortą aukštyn kojom, pastumti jį ir gauti geriausius įvertinimus. Tai buvo mano mantra. Taigi buvo labai sužavėta. Pamaniau savo. Tai yra karjera būtent man, nes mane domina netvarkingi dalykai. Tačiau noriu sugebėti juos sutvarkyti. Aš noriu juos suprasti, noriu įsilaužti į tuos dalykus, kurie yra svarbus ir pateikti kodą matomą visiems. Pradėjau nuo ryšio. Kai jau 10 metų esi socialinis darbuotojas, suvoki tai, kad būtent dėl ryšio mes visi esame čia. Tai suteikia tikslą ir prasmę mūsų gyvenimams. Štai kas tai yra. Ir visai nesvarbu, ar tu kalbi su žmonėmis, kurie dirba socialinio teisingumo ar psichinės sveikatos srityje, su patyrusiais prievartą, su apleistais. Mes žinome, kad tas ryšys, tas gebėjimas jausti susijusiam yra todėl, kad mes taip sustiguoti neurobiologiškai ir dėl to esame čia. Pamaniau, žinote ką, pradėsiu nuo ryšio. Ko gero žinote tokią situaciją, kai viršininkė vertina jūsų darbą ir susako 37 dalykus, kuriuos darote tiesiog baisiai ir tik vieną dalyką, kaip galimybę augti. Ir žinoma, jūs te galite galvoti tik apie tą galimybę augti. Matomai ir mano darbe viskas vyko būtent taip, nes kai paklausi žmonių apie meilę, jie tau kalba apie sudaužytą širdį. Kai klausi žmonių apie bendrumą, jie pasakoja tau pačius skausmingiausius išgyvenimus apie tai, kaip juos atstūmė. Kai klausi žmonių apie ryšius, jų pasakojimai būna apie išsiskyrimą. Labai greitai, maždaug po 6 šio tyrimo savaičių, susidūriau su vienu neįvardintu dalyku, kuris aiškino ryšį man nesuprantamų ir nematytų būdų. Atsitraukiau nuo tyrimo ir pamaniau, kad man reikia išsiaiškinti, kas tai yra. Ir paaiškėjo, kad tai yra gėda. Gėda tikrai nesunku suprasti kaip atsiskyrimo baimę.
Aš turiu kažką tokio, dėl ko kiti žmonės nenorėtų su manimi bendrauti ar užmegzti ryšį. Dalykai, kuriuos galiu papasakoti apie tai, universalūs. Mes visi tai turime. Žmonės, kurie nepatiria gėdos, neturi sugebėjimo žmogiškam supratimui ar sąryšiui. Niekas nenori apie tai kalbėti. Ir kuo mažiau apie tai kalbi, tuo daugiau turi. Gėdos pagrindas yra galvojimas. Aš nepakankamai geras. Ir mes puikiai žinome šį jausmą. Aš nepakankamai geras, aš nepakankamai lieknas, nepakankamai turtingas, gražus, protingas, nepakankamai paaukštintas. Tam pagrindą sudaro skausmingas silpnumas, pažeidžiamumas ir mintis. Juk norint, kad atsirastų ryšys, mes turime sau leisti būti matomiems, iš tikrųjų matomiems. Žinote, ką aš galvoju apie silpnumą? Aš nekenčiu jo. Taigi pamaniau, tai mano šansas nugalėti jį savo liniuotę. Judėkim toliau. Ketinu išsiaiškinti šį reikalą, ketinu paskirti metus ir visiškai sugriauti gėdą. Ketinu suprasti, kaip veikia pažeidžiamumas ir ketinu pergudrauti jį. Buvau pasirengusi ir labai pakylėta. Ir kaip jau žinote, visa tai gražiai nesibaigė. Jūs tai žinote. Galėčiau daug pasakoti apie gėdą, bet tam turėčiau skolintis visų kitų laiką. Tačiau galiu pasakyti, kad reikalas štai kur, ir tai ko gero vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos esu išmokusi per savo tyrimų 10-metį. Mano 1 metai pavirto į 6 metus. Tūkstančius istorijų, šimtus ilgų interviu, tikslinių grupių. Vienu metu žmonės man siuntė žurnalų puslapius ir savo istorijas. Tūkstančiai trupinėlių duomenų per 6 metus. Aš lyg ir susitvarkiau su tuo. Lyg ir supratau, kas yra gėda ir kaip ji veikia. Parašiau knygą, paskelbiau teoriją, bet kažkas buvo negerai. O negerai buvo štai kas. Jei iš tų žmonių, kuriuos apklausiau, paimčiau ir atskirčiau tuos, kurie iš tikrųjų jaučia savo vertę, štai ką gautume. Tie, kurie jaučia savo vertę, turi stiprų meilės ir bendrumo bei atsidavimo jausmą. Ir yra tie, kuriems sunkiai sekasi pajusti savo vertę, kurie visada abejoja, ar jie pakankamai geri. Buvo tik vienas kintamasis, kurio skyrėsi žmonės. Tie, kurie turėjo stiprų meilės ir atsidavimo jausmą, ir tie, kuriems to iš tikrųjų trūko. Pasirodo, kad žmonės, kurie turi stiprų meilės ir atsidavimo jausmą, tiki, kad jie yra verti mylėti ir atsiduoti. Tik tiek. Jie tiki, kad yra to verti. Man buvo sunku priimti tai, kad vienintelis dalykas, kuris mums trukdo rasti ryšį, yra mūsų pačių baimė, kad mes nesame verti to ryšio. Šį reikalą asmeniškai ir profesiškai norėjau suprasti geriau. Štai ką padariau. Paėmiau visus klausimynus, kuriuose mačiau žmonės su savigarba, kurie gyveno jausdami savo vertę ir tiesiog žiūrėjau į juos. Ką šie žmonės turi bendro? Esu šiokia tokia kanceliarinių daiktų maniakė, bet tai būtų kita kalba. Taigi paėmiau aplanką ir spalvotą žymeklį ir klausiau savęs, kaip aš ketinu pavadinti šį tyrimą. Pirmi žodžiai atėję į galvą buvo pilnaširdžiai. Tai yra pilnaširdžiai žmonės jaučianti savo vertę. Parašiau tai aplanko viršuje ir pradėjau žiūrėti į duomenis. Iš tikrųjų, aš tai padariau anksčiau. 4 dienas intensyviai analizuodama duomenis, grįždama atgal, ištraukdama tuos interviu, tas istorijas, atvejus. Kokia tema, kokia struktūra? Mano vyras su vaikais išvažiavo iš miesto, nes aš visada puolu taškytis kaip tapytojas Jacksonas Pollockas. Kai ruošiuosi imtis rašymo mokslininkės tyrėjos režimu. Ir štai ką aš aptikau. Kas buvo bendro tarp tų žmonių, tai drąsos jausmas. Minutėliai noriu atskirti drąsą ir narsą. Drąsa originalus jos apibrėžimas, kai ji pirmą kartą buvo įtraukta į anglų kalbą, kilo iš lotynų žodžio cor, kuris reiškia širdį. Ir pirminis apibrėžimas buvo papasakoti apie save iš visos širdies. Taigi tie žmonės paprasčiausiai turėjo drąsos būti netobuli. Jie turėjo nuovokos būti geri pirmiausiai patys savo, o paskui ir kitiems. Pasirodo, mes negalime užjausti kitų, jeigu nesame geri savo. Ir galiausiai jie gerai kontaktavo. Tai buvo nelengva pripažinti, dėl to, kad jie buvo saviti, autentiški, ir jie stengiasi išlikti savimi, ką ir privaloma daryti dėl tarpusavio ryšio. Kitas dalykas, kuris buvo jiems bendras, buvo štai kas.
Jie nevengia būti pažeidžiami ar silpni. Jie tikėjo, kad tai, kas daro juos pažeidžiamais, daro juos gražiais. Jie nesakė, kad pažeidžiamumas yra patogus ar kad jis yra skausmingas, kaip kad aš girdėjau ankstesniuose interviu apie gėdą. Jie tiesiog pasakojo, kad tai yra būtina. Jie kalbėjo apie pasiryžimą pirmam pasakyti aš tave myliu. Apie pasiryžimą pasakyti ką nors, kai nėra jokių garantijų. Apie pasiryžimą kantriai laukti gydytojo skambučio po mamogramos. Jie yra pasiryžę investuoti į santykius, kurie gali pasiteisinti arba ne. Jie manė, kad tai yra esmė. Aš asmeniškai galvojau, kad tai išdavystė. Negalėjau patikėti, kad prisiekiau ištikimybę tyrimui, o tyrimo apibrėžimas yra kontroliuoti ir numatyti. Studijuoti reiškinį dėl aiškiausios priežasties. Tam, kad būtų galima kontroliuoti ir numatyti. Ir dabar mano misija - kontroliuoti ir numatyti priėjo išvados, kad reikia gyventi su silpnumu ir nustoti kontroliuoti bei numatyti. To pasėkoje aš mažumėlę palūžau. Kas iš tikrųjų atrodė maždaug taip. Taip ir buvo. Aš vadinau tai žlugimu. Mano psichologija vadino tai dvasiniu pabudimu. Dvasinis pabudimas skamba geriau nei žlugimas, bet patikėkite, tai buvo žlugimas. Turėjau padėti savo duomenis į šalį ir surasti psichologą. Leiskite man pasakyti šitą. Sužinai, kas esi, kai paskambini draugams ir sakai, manau, man reikia konsultacijos. Gal turi kokių nors rekomendacijų? Mano draugų reakcija buvo, nenorėčiau būti tavo psichologu. Pasakiau, ką tai turėtų reikšti? O jie, suprask, aš tik sakau, palik tą savo liniuotę. Atsakiau, gerai. Taigi radau psichologę. Į mūsų pirmąjį susitikimą su ja, jos vardas Diana, atsinešiau savo sąrašą, kuriame surašyta, kaip gyvena pilna širdžiai ir atsisėdau. O ji paklausė, kaip jaučiatės? Atsakiau, puikiai, gerai. Ji pasakė, kas su jumis dedasi? Taigi pasakiau, gydytojas atėjo pas gydytoją, nes mums reikia lankytis pas juos, nes jie labiau pratę prie makaronų kabinimo. Pasakiau, reikalas toks, man sunku. Ji pasakė, kas per sunkumas? Sakau, na tai dėl pažeidžiamumo. Žinau, kad silpnumas yra gėdos ir baimės šaknis ir mes stengiamės būti visaverčiai. Bet pasirodo, kad iš tos pačios šaknies išauga džiaugsmas, kūrybingumas, atsidavimas, meilė. Manau, kad turiu problemą ir man reikia šiek tiek pagalbos. Ir dar pasakiau, štai dar kas, jokių kalbų apie šeimą, jokių vaikystės nesąmonių. Man tiesiog reikia strategijų. Ačiū. Ji maždaug taip. Tada sakau, tai blogai ar ne? Jis sako, tai nei gerai, nei blogai. Tiesiog yra kaip yra. Tada aš, o Dieve, šis reikalas mane užknės. Buvo ir taip ir kitaip. Tai tęsiasi apie metus. Žinote, kokie būna žmonės, kai jie supranta, kad silpnumas ir švelnumas yra svarbu. Ir pasidavę eina į tai. A, tai ne aš. Ir B, aš net neprasidedu su tokiais žmonėmis. Man tai buvo metus trunkančios gatvės muštynės. Bokso kova be taisyklių. Silpnumas spausdavo, aš stumdavausi atgalios. Pralaimėjau kovą, bet greičiausiai laimėjau savo gyvenimą. Kai sugrįžau prie tyrimų ir praleidau kitus 2 metus bandydama iš tikrųjų suprasti, kas yra jie, pilna širdžiai, kokius sprendimus jie priima ir kaip mes elgiamės su silpnumu. Kodėl mes taip smarkiai jam priešinamės? Ar esu viena šioje kovoje su silpnumu? Ne. Taigi štai ką išmokau.
Mes slopiname silpnumą, kuomet laukiame skambučio. Buvo juokinga, kai parašiau į Twitter ir Facebook ir paklausiau, kaip apibūdintumėte silpnumą, kada jautiesi pažeidžiamas. Ir per 1.5 valandą gavau 150 atsakymų. Nes norėjau sužinoti, kas ten slypi. Paprašyti vyro pagalbos susirgus, kai esi neseniai susituokus. Imtis iniciatyvos dėl sekso su savo vyru, su savo žmona. Būti atstumtam, pakviesti ką nors į pasimatymą, laukti skambučio iš daktaro, būti atleistam iš darbo, atleisti kitus žmonės. Tai yra pasaulis, kuriame gyvename. Mes gyvename pažeidžiamame pasaulyje. Vienas iš būdų su tuo susidoroti yra nuslopinti silpnumą. Aš manau, tam yra įrodymų ir ne viena priežastis, kodėl jie yra, bet manau, tai didelė dalimi dėl to, jog esame labiausiai įsiskolinusi, nutukusi, turinti žalingų įpročių ir vartojanti daugiausiai medikamentų žmonių bendryje per visą Jungtinių Amerikos valstijų istoriją. Problema tame, tai sužinojau iš šio tyrimo, kad neįmanoma pasirinkti slopinti tik kai kurias emocijas. Negali sakyti, tai yra blogai. Tai yra silpnumas, sielvartas, gėda, baimė, nusivylimas ir aš nenoriu jausti to. Geriau išgersiu porą bokalų alaus ir suvalgysiu bananinį riešutų keksiuką. Nenoriu to jausti. Žinau, jog suprantate, todėl juokitės. Brautis į jūsų gyvenimus yra mano pragyvenimo šaltinis. Dieve. Negalima nuslopinti tų sunkių jausmų, nepažeidžiant mūsų emocijų. Negali pasirinkti, ką jausti, ko nejausti. Taigi, kuomet mes slopiname tuos dalykus, mes užgniaužiame džiaugsmą. Tampame labai nelaimingi ir ieškome tikslo bei prasmės. Ir tuomet jaučiamės silpni. Tada suvartojam porą alaus ir bananinį riešutų keksiuką. Ir tai tampa pavojingu ciklu. Vienas dalykų, apie kurį, manau, turime pamastyti, kodėl ir kaip mes slopiname. Ir tai nebūtinai turi būti priklausomybė. Kitas dalykas, kurį darome. Viską, kas neaišku, netikra, paverčiame į tikrą. Religija perėjo nuo tikėjimo likimu ir paslaptimi prie faktų. Aš teisus, tu klysti. Užsičiaupk. Štai taip. Tiesiog nebejojant. Kuo labiau bijome, tuo labiau pažeidžiami esame, tuo labiau nedrįstame. Šitaip atrodo politika šiais laikais. Nebėra jokio diskurso, jokių pokalbių, tai yra tik kaltinimai. Žinote, kaip kaltinimas yra apibūdinamas moksliškai? Būdas iškrauti skausmą ir diskomfortą. Mes siekiame tobulumo. Niekas labiau už mane nenorėtų, kad būtent šitaip atrodytų gyvenimas. Bet yra kitaip. Nes viskas, ką darome, tai nusiurbiam riebalus nuo savo užpakalių ir susileidžiam juos į skruostus. Tikiuosi, po 100 metų žmonės žiūrėdami atgalios sakys, nieko sau. Mes pavojingai verčiame būti tobulai savo vaikus. Aš jums pasakysiu, ką mes galvojame apie vaikus. Kai atkeliauja į šį pasaulį, jie būna pasiruošę kovai. Laikydami tos tobulus mažus kūdikius rankose, mums reikia sakyti ne, pažiūrėk, kokia ji tobula. Man tai reikia tik išlaikyti ją tobulą, užtikrinti, kad ji pateks į teniso komandą iki 5 klasės ir į Jeilio universitetą iki 7 klasės. Netoks yra mūsų darbas. Mūsų pareiga yra pažiūrėti ir sakyti, žinai ką, tu esi netobula ir tau bus sunku, bet esi verta mūsų meilės ir atsidavimo. Tai yra mūsų darbas. Parodykit man tokiu būdu užaugintą vaikų kartą ir manau, tos problemos, kurias matome šiandien, pasibaigs. Mes apsimetame, kad tai, ką darome, neturi jokio poveikio žmonėms. Taip elgiame savo asmeninėme gyvenime, tai darome kolektyviai, ar tai būtų finansinė pagalba, ar naftos išsiliejimas, ar atšaukimas. Įsivaizduojame, kad tai, ką darome, neturi didelio poveikio kitiems žmonėms. Norėčiau pasakyti kompanijoms, tai nėra mūsų pirmasis rodeo žmonės. Mes tiesiog turime būti nuoširdūs ir tikri, bei pasakyti, mes apgailestaujame, mes pasitaisysim. Bet yra kitas kelias. Palieku jums spręsti. Supratau štai ką. Leisti savo būti matomiems, labai gerai matomiems, pažeidžiamai matomiems, mylėti pilnomis širdimis, net ir tuo met, kai nėra jokių garantijų. Ir tai iš tikrųjų sunku. Galiu pasakyti kaip mama, kad beprotiškai sunku. Jausti dėkingumą ir džiaugsmą.
Tomis baimės akimirkomis, kai galvoji, ar galiu tave mylėti taip stipriai, ar galiu tuo tikėti taip aistringai, ar galiu būti toks atkaklus. Reikia sugebėti sustoti ir užuot galvojus, kokia katastrofa galėtų nutikti, pasakyti sau. Aš toks dėkingas, nes jei jaučiuosi toks silpnas, pažeidžiamas, reiškia, kad esu gyvas. Ir paskutinis dalykas, manau pats svarbiausias. Tai tikėjimas, kad pakanka to, ką turime. Kai žiūrime iš pozicijos, kuri teigia, man nieko netrūksta, mes nustojame rėkti ir pradedame klausytis. Esame geresni ir švelnesni žmonėms aplink mus. Ir tokiais esame patys savo. Tai tiek šiam kartui. Ačiū. Tekstą skaitė Jūratė Olbergė. Garso režisierius Kristijonas Lučinskas. Įgarsinta studijoje Sound Provocation.